Tai kiek girdžiu, tai didžiausios klaidos tada išeina tai, kad žmonės tiesiog kažkaip tai kritiškai nepamasto ir nepagalvoja logiškai, ne, kad jeigu jau mokėjau, tai kad kam čia suvedinėti. Ta prasme, kokių dar yra tokių gal pačių vartotojų klaidų, kurias jie daro, jog juos apgauna. Nu, pavyzdžiui, skambučiai. Tie patys skambučiai, ten rusų kalba, nelaužyta, lietuvių laužyta kalba, žinai. Kokias tu klaidas išskirtum, ką žmonės tikrai nepagalvoja padaro ir dėl to juos apgauna? Tai vienas iš tų būtų kritinis mąstymas, tai kad, žinai, pasverk, ar tikrai čia gali būti kažkokia problema ir kodėl tu susijęs su šitą problemą, kodėl nesiuntėjęs ten to kažkokio, tai žinai, tavo siuntinio. Kitas dalykas, turbūt žmonės labai nori greito pelno, greitų pinigų, greito kažkokio tai rezultato, ar ne? Tai greitų pinigų niekad nebuvo ir nebus. Netgi turiu šiaip įdomią istoriją, galiu papasakot, turiu pažįstamą savo verslininkę, kuri Italijoje daro verslą, lietuvė. Jaunas žmogus, supranta apie IT, platformas, esam kūrę su ją ne vieną ir ant ko jinai pasimovė. Tai buvo taip, kad jinai per Instagramo adsus pamatė reklamą, kad Telegramo kūrėjas, nu ten, žinai, su deepfake'u padarytas visas šitas dalykas. Telegramo kūrėjas padarė kažkokią platformą, kuri ten milisekundėm apskaičiuoja visų koinų, kriptovaliutų geriausias kainas ir žino, kada geriausia pirkti, kada parduoti ir, žodžiu, tu tik tai įmeti pinigų ir ta sistema viską daro. Ir tu uždirbinėjai pinigus nieko nedarydamas. Mhm. Tai įsivaizduoju, kad jinai pasimovė ant šito. Buvo ant tiek gerai reklama padaryta, užpildė formą ir ten buvo visa ta platforma rusiškai padaryta. Tai užpildė tą formą, paskambino jai moteriškė iš lietuviško numerio, lietuviškai kalbant, pasitikrino, kiek jinai supranta apie kripto, kiek jinai supranta, kad čia apgaudinėja ar neapgaudinėja, kiek nori pinigų pervesti. Padėjo ragelį, paskambino kitą brokerę kažkokią irgi lietuviškai kalbantį, puikiai viskas atrodo, nu tikrai labai tvarkingai, ar ne? Ir šitą brokerę pradėjo jai spaudimą daryti, kad čia, žiūrėk, čia žmonės su mumis dirba, čia pardavinėja butus ir su mumis dirba, deda pinigus ir uždirbinėja, nu, nežmoniškas sumas pinigų. Tai po tokių kelių skambučio jinai įmetė ten, nu, iki 200,000, sakykime, taip, ar ne? Solidžią sumą. Solidžią sumelę visiškai. Nu, nes galvoja, žinai, čia tikrai uždirbsi Okay. Praėjo keli mėnesiai ir jinai mato, kad iš to jinai jau turi netoli 500,000 uždirbus, žinai, tai čia, nu, nerealus pelnas. Nu, ir sako, žiūrėkit, noriu nusimt dabar. Tai tu dabar gali nusimti tik tai 8,000 eurų, man atrodo, sakė. Jeigu tu nori nusimti likusią dalį, tai tu sumokėk 20% to, iš ko tu uždirbai. Tai ten irgi nemenka sumelė buvo, tai sumokėjo ir šitą, negavo atgal pinigų ir galų gale gavos taip, kad jie bandė vis dar išvilioti šios pinigų, kai, žinai, va čia mes inicijuojam pavedimą tau, jeigu tu nepervesi 20%, tai tavo visi pinigai sudegs per 24 valandas. Čia yra, nu, spaudimas konkretus. Taip, psichologinis jau gaunasi spaudimas ant tokios jautriausios vietos, nes tu nenori prarast. Jo. Tai, žinai, man tada skambino, atsimenu, verkdama, sako, ką man daryti. Nu, viskas, sakau, jau čia, žinai, per kriptovaliutų piniginių tiek jau praėjo tie pinigai tavo, kad niekaip tu neatseks. Jau realiai, jeigu tu su kriptovaliutom susiduri, jau kažkaip tai susigražinti kažką tai nebeįmanoma. Yra buvę variantų, tikrai kaip susigražinė yra žmonės, bet nepilna suma. Mhm. Ir ten, kad nespėjo dažnai plaukiot labai tie pinigai per skirtingas piniginės. Bet tu dabar paskui, jinai vis tiek turbūt yra, nu, nesenyvas amžius, jauna. Jo. O kaip mums apsaugoti savo tėvus, senelius, kurie yra vyresnio amžiaus, vyresnio kirpimo, žinai, kurie galbūt nėra taip susipažinę su technologijom? Nu, pripasakojame jiems, žinai, kad tikrai ten nekalbėkite, ten mano tėvui 75 metai, jisai puikiai kalba rusiškai, tai jis ten iš jų šaiposi visą laiką, žinai, tai jisai puikiai supranta. Bet kartais jisai pasimauna ant kažkokių tai žinučių, žinai, su tom nuorodom ir taip toliau. Ir kartais baisu, kad nesuvestų kokių duomenų, nes gali kartais pataikyti su jo nuotaika arba su jo
kažkokia probleminė sritim. Kaip tuo žmonės apsaugoti, kad jie nepasimautų? Nu, visų atvejų nenupasakos ir tie atvejai vis ir nauji atsiranda, žinai, kurių mes kartais ir patys nežinom. Jo. Tai, žinai, aš visada sakiau ir sakysiu, kad kaip jūs edukavo jūsų tėvai, žinai, vaikystėje, taip dabar atėjo laikas jum edukuoti vyresnio amžiaus žmonės, tai senelius, tėvus. Tai pirmas dalykas, žinai, kad jokių nuorodų per niekur nespauskit, jokie bankai nenorės autentifikacijos jūsų per telefoną, ar per žinutės, ar per e-mailą, jo labiau. Jeigu ateina kažkokie elektroniniai laiškai apie, žinai, paspaus šitą nuorodą ir gausi ten dovanų kažkur kažką, tai siūlyčiau paedukuoti taip, kad, žinai, parodyti tą e-mailą jaunesniems žmonėms ir pasakyti, ką manot. Čia viskas normalu ar nenormalu, ar man reikėtų spausti ar nereikėtų. Taip tiesiog paedukuoti, kad jeigu norit būti, žinai, saugesni, nes man rūpi jūs kaip šeima ir nenoriu, kad jūs papultumėte tokias situacijas, tai turėtų būti labai glaudus bendradarbiavimas tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių. Nu. Tai žodžiu, realiai savo tėvam arba seneliam uždrausti, atidarinėti bet ką. Realiai jokių PDF-ų, jokių prisegtukų, jokių nuorodų nespausti. Jeigu tik tai gauna laiškus iš savo kažkokių draugų, ar tenai, net nežinau, net savivaldybės tenai, kokių ligoninių ir tai reiktų pasisaugoti turbūt, ne? Nu, matai, jeigu tu gausi kažkokį laišką iš VMI ar sveikatos priežiūros įstaigų, tai matyt, jie praneš, kad tu gausi e-mailą iš mūsų ir, žinai, ir tada tenais bus pateikti jūsų, nežinau, ar informacija, ar paduomenis. Ir dažniausiai... Kraujo tyrimai kokie tenai. Jo, tai dažniausiai tokie dalykai būna PDF-ai prisegti ir tie PDF-ai būna užšifruoti su tavo kažkokiu tai koduku. Ir tas kodukas, žinai, būna dažniausiai ten tavo asmens kodo paskutiniai 4 skaitmenys arba atsiųstas į tavo SMS tas kodukas. Tam, kad PDF atsidarytum, įvedi tą koduką ir matai savo tyrimus. Tai dažniausiai praneša žmonės, kad tau atsiūs kažkokią tai informaciją, o jeigu niekas nepraneša ir tau siunčia, tai labai abejočiau, kad reikia kažką atidarinėti ir spausti. Nu. Kas nutiks, jeigu nepaspausi, vėlgi, žinai.